Esu iš Vilniaus, vairuoju jau daug metų, gal kokių 20. Na, nuo vilkiko aš ir kaip ir nelabai pavargstu. Man labai patinka įvairuoti. Taip kad čia mano ir darbas, ir laisvalaikis. Idėją pametė žurnalas, Danos su tuningu, sunkvežimiu. Ir tuo momentu stovėjau Rusijoje gan ilgą laiko tarpą. Nusprendžiau pabandyti. Bet buvo tokios abejonės, kad ar tas bus gražu, ar tas duos kažkokį tai efektą. Nu, šiaip kilo idėja suderinti baltas raudoną. Ir teko ne vieną daiktą perdarinėti iš naujo, netgi ir kelis kartus, kol pasiekė norimą. Pradėjau, tai gal sakyčiau, iš tos detalės, kuri atsisuka tik 2 varžčiukais. Nes jinai buvo patogiausia ją nuimti, sakyčiau, ne tiek daug ardymo. Bet kol iki jos daėjau, štai šitą apdailos detalę teko sulaužyti. Bet už tai jau ateičiai žinojau, kaip tas yra ardoma. Tas darbas tikrai reikalauja daug kantrybės. Laiko ir kantrybės. Muitinėse, tarkim, tie patys muitininkai tikrina automobilį. Ar dažnai tikrina, ar vis tik tai labiau apsižiūri ir vertina, kas čia padaryta? Nu, pirmas žvilgsnis, tai aišku, kai įlenda į kabiną, tai apsidaijo. O paskui kažkaip tai būna tikrinant, bet jau ne toks noras didelis jiems kyla tikrint toliau. Daug kas teiraujasi, kaip tas yra daroma. Buvo viena tokia situacija, kai buvau nuėmęs vairą, kad aptempt odą. Atsisėdau, tai čia per vidurį ir užsiminėjau savo darbu. Vairuotojas vieną kartą praėjo, antrą kartą praėjo. Prieina, beldžia, sako, klausyk. Gal čia kokia nauja Volvo, naujom technologijom, kas sako, be vairo. Tai kad nesako, štai jisai pas mane rankose. Tuningus, jeigu daryti kažkur tai įmonė, tai kainuoja tikrai nemažus pinigus. O darant pačiam, viskas stengiasi daryti minimaliai. Ir ne taip jau baisiai ir brangiai išėjo tas viskas. Atsigulant ilsėtis, tam tikros mintis kyla. Kažką tai perdaryti, pakeisti, patobulinti, pagražinti. Dabar šiuo momentu planuosi pasikeisti apmušalą, saloną. Idėjų daug. Čia dar ne paskutinės.